Visagino flešmobas įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą. Penktadienį, rugsėjo 5 dieną, Visagino miesto muziejuje įvyko iškilminga diplomo, patvirtinančio nacionalinį rekordą perdavimo ceremonija. Priminsime, kad 2025 m. rugpjūčio 10 dieną Visagino gatvėje vyko flešmobas, tapęs tikra vienybės švente miestui. Visa pėsčiųjų alėja nušvito balta ir mėlyna spalvomis, Visagino vėliavos spalvomis. Renginys subūrė rekordinį dalyvių skaičių – net 1600 žmonių. Šis pasiekimas buvo užfiksuotas Rekordų akademijos ir įtrauktas į oficialią 2025 m. Lietuvos rekordų knygos statistiką. Į iškilmingą renginį be flešmobų organizatorių ir dalyvių taip pat susirinko žiūrovai, fotografai bei tie, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo sudalyvauti šiame įspūdingame įvykyje. Tokio masto šokio iniciatorė tapo studijos Akrobalansas vadovė Liudmila Vojevodina. Ji pasveikino visus flešmobo savanorius ir organizatorius, nepamirždama nė vieno vardo iš ilgo padėkų sąrašo. Labiausiai norėjusi suburti miestą. Būtent tuos žmonės, kurie visą tai pastatė, kurie statė atominę elektrinę, kurie ją uždarė ir kurie šiandien gyvena mūsų mieste. Kaip jau minėjau, idėja buvo emocinių ryšių visus sujungti draugėn. Savo ruožtu Liudmila Vojevodina organizacinį komitetą ir visus Visagino flešmobų dalyvius pasveikino muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ričardas Petrauskas. Flešmobo diplomas buvo iškilmingai perduotas muziejui, kuris taip pat papildė savo eksponatų kolekciją. Nuo šiol jis primins gyventojams ir svečiams ne tik apie rekordą, bet ir apie tuos nepamirštamus įspūdžius, kuriuos flešmobo dalyviai padovanojo Visaginui jo 50-ojo jubiliejaus proga. Flešmobo organizatoriai, kurie vėl apsivilko baltus marškinėlius su užrašu "Aš myliu Visaginą", švęsdami Lietuvos rekordo diplomo įteikimą padarė bendrą nuotrauką su diplomu ir rekordų knyga. Mūsų redakcija paruošė klipą, kurį siūlome jums pasižiūrėti. Kiekvienam gyventojui svarbu žinoti, smurto ar krizės atveju pagalba visada yra prieinama. Visagine veikia specializuotas kompleksinės pagalbos centras, įsikūręs Statybininkų gatvėje 7. Čia teikiama psichologinė ir teisinė pagalba.
Klientai lydimi ikiteisminiuose ir teisminiuose procesuose, padedama sunkiais gyvenimo momentais, taip pat ir skyrybų metu. Mes pasikalbėjome su Utenos specializuoto kompleksinės pagalbos centro Visagino padalinio koordinatorė, teisininkė Meta Paulauskė. Kokias būtent paslaugas teikia specializuotas pagalbos centras Visagine? Kaip ir visoje Lietuvoje, specializuotas pagalbos centras teikia visų pirma emocinę paramą. Taip pat yra prieinama konsultantės paslauga, psichologijos ir teisininkas, jie yra poreikis. Taip pat yra tarpininkavimo paslauga ir palydėjimo paslauga tiek ikiteisminio tyrimo proceso metu, tiek teisminio proceso metu. Susidūrus su smurtu, kokiais atvejais galima kreiptis į jūsų centrą? Yra du būdai, kaip žmonės gali kreiptis į mūsų centrą ir gauti pagalbos. Tai pirmas yra tiesiog iškviesti policiją, jei yra poreikis. Atvykusi policija įvertina įvykį ir jeigu yra būtinybė, išrašo smurto artimoje aplinkoje apsaugos orderį. Arba jeigu yra smurto požymiai, tai tiesiog yra pradedamas ikiteisminis tyrimas. Tai ir vienu ir kitu atveju mūsų centras gauna pranešimą iš policijos ir tuo metu pats susisiekia su smurto artimoje aplinkoje auka arba su pavojų patiriančiu asmeniu ir jam nereikia niekur kreiptis. Susisiekusi konsultantė tiesiog pasiūlo savo pagalbą, išsiaiškina, ar šiuo metu žmogus jaučiasi saugus, kokios pagalbos reikėtų, sudaro pagalbos priemonių planą. Kitas variantas yra tiesiog ateiti tiesiogiai į mūsų patalpas Visagino mieste, Statybininkų gatvė 7, taip pat galima kreiptis telefonu, elektroniniu paštu arba per Facebooką Visaginas KPC. Į ką pirmiausia galima kreiptis, tik smurto artimoje aplinkoje aukoms, ar taip pat ir jų artimiesiems liudininkams? Visada, kai kreipėtės į specializuotos pagalbos centrą, tai jūs pirmiausia kreipsitės į konsultantę. Konsultantė įvertinusi situaciją, jūs nukreips pas specialistus, teisininką arba psichologą. Šiaip mes padedame, dažniausiai orientuojamės į smurto artimoje aplinkoje aukas ir pavojų patiriančius asmenis. Bet gali kreiptis tikrai artimieji, draugai, giminės, kam kyla klausimų dėl šioje temoje ir kas norėtų padėti. Tikrai gali kreiptis, mes visus pakonsultuosim ir suteiksim visiems pagalbą. Kas sudaro centro specialistų komandą? Psichologai, teisininkai, socialiniai darbuotojai? Specializuotos pagalbos centro dažniausiai komandą sudaro koordinatorius, konsultantė, teisininkė ir psichologė. Tai pas mus yra lygiai taip pat, tik noriu pabrėžti, kad visiems specialistams yra keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai, tai visų pirma išsilavinimo reikalavimus, visų antra turi būti baigę specializuotus mokymus ir turėti ilgametę patirtį šioje srityje. Tai noriu tiesiog patikinti, kad mūsų visi specialistai dirbo daugiau nei 10 metų šioje srityje ir turi daug patirties. Ar centras dirba visą parą ir ar galima skambinti anonimiškai? Centras dirba tik tai darbo dienomis nuo 9 iki 18 valandos, tačiau jei yra būtinybė ir skubus atvejis, tikrai galima skambinti ir nedarbo valandomis bei savaitgaliais. Ir taip, tikrai pagalba yra teikiama anonimiškai. Ar reikia mokėti už centro paslaugas? Ar visa pagalba teikiama nemokamai? Visa pagalba yra teikiama nemokamai ir jinai yra prieinama Visagine ir lietuvių ir rusų kalbomis. Per kiek laiko žmogus gauna pagalbą po kreipimosi? Dažniausiai pagalba suteikiama iš karto ir teisės aktai numato, kad pagalba turi būti teikiama kuo greičiau. Jeigu tai yra nedarbo diena, tai artimiausia darbo diena. Kokiose situacijose geriau iš karto skambinti į centrą, o kokiose į policiją? Jei gresia pavojus jūsų gyvybei, sveikatai ar turtui, tai nedelsdami kreipkitės į policiją. Jei jūs esate šiek tiek pasimetę ir nežinote, kas vyksta, nesijaučiate saugus savo namuose arba savo santykiuose, tai vis dėlto rekomenduočiau pasikonsultuoti su specialistais. Ar galima ateiti į centrą ne tik krizės situacijoje, bet ir pasikonsultuoti, jei jauti nerimą ar įtampą šeimoje? Iš tikrųjų, ne tik tai, kad galima, bet ir reikėtų. Reikėtų kreiptis tada, kol dar neprasidėjo fizinis smurtas, kai dar yra psichologinio smurto stadija. Tai tarkim, kai yra kažkokie įžeidinėjimai, keiksnojimai, yra neatsižvelgiama visiškai kito žmogaus poreikius, yra draudimai, atribojimai matytis su draugais, su giminėmis, neleidžiama dirbti, neleidžiama mokytis. Taip pat, kai yra kažkokie tai neaiškus, neprognozuojami pavydo priepuoliai, nepagrįsti kontrolė, tai jau šitoje vietoje reikėtų suklusti ir kreiptis pagalbos, pasikonsultuoti, ar viskas yra gerai. Ką norėtumėte pasakyti Visagino gyventojams, kurie kol kas bijo kreiptis pagalbos? Deja, mūsų visuomenė yra labai daug gajų stereotipų, ypatingai moteriams. Kad moteris visą laiką turi atleisti, suprasti, prisitaikyti, klausyti savo vyro, būti kantri ir bet kokią kainą bandyti išsaugoti šeimą. Bet deja, šiuo atveju visą tai neveikia.
Ir vienintelės priemonės, kurios galėtų būti veiksmingos, tai yra viešumas ir dar galimybė žmogui, kuris elgėsi netinkamai, susidurti su savo veiksmų pasiekmėmis. Tam, kad jisai galėtų susidurti su savo veiksmų pasiekmėmis, jūs turite kreiptis pagalbos. Tik tada žmogus turi galimybę kažkaip keistis. Taigi, kai jūs kreipiatės pagalbos, jūs padedate ne tik savo, bet ir tam žmogui. Jisai įgyja galimybę apsvarstyti savo elgesį, pasižiūrėti, kokios pasiekmės yra jo elgesio. Taip pat jisai įgyja galimybę kreiptis kažkur pagalbos. O pagalba yra tikrai prieinama ir Visagine veikia ir Visuomenės sveikatos biuras, kur yra priklausomybių konsultantai, kurie gali pakonsultuoti dėl priklausomybių susijusių su alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, su azartiniais lošimais, taip pat yra psichologai. Tai pagalba yra prieinama, o ta viltis, kad pats žmogus susipras ir pasikeis, dėja tai neveikia. Ar pagalbos gali kreiptis vaikai, kurie patyrė smurtą šeimoje? Dėja ne, vaikai pas mus kreiptis negali, mes neteikime paslaugų vaikams, bet mes, jeigu sužinome, kad yra nukentėjęs asmuo vaikas arba galimai nukentėjęs, mes visada perduodame informaciją savo socialiniams partneriams arba informuojame atsakingas institucijas. Tai čia bus kažkokia... Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Specializuotas kompleksinės pagalbos centras taip pat rengia konsultacijas apie tai, kaip atpažinti savo emocijas ir nebijoti jų išreikšti. Pavyzdžiui, kaip suprasti tokius jausmus kaip liūdesys ar pyktis. Pirmiausia, iš kur jie kyla, o antra, kaip su jais susidoroti. Tai būtina tam, kad kiekvienas besikreipiantis taptų emocinė prasme labiau sąmoningas ir geriau suprastų, kas su juo vyksta. Pagalbos kreiptis gali ne tik moterys, bet ir vyrai. Primename. Specializuotas kompleksinės pagalbos centras veikia Visagine, Statybininkų gatvė 7, arba galite skambinti telefonu 0669 48 570. Yra atskira pagalbos linija moteriams, kur galima gauti paramą ir konsultaciją visą parą telefonu 0800 66 366 arba elektroniniu paštu pagalba@moteriai.lt. Nelikite vieni su problema, kreipkitės pagalbos.